Tai sveiki visi įsijungę mūsų podcastą Pasaulis po kojom, kuriame mes kalbame apie keliones su pačiais fainiausiais žmonėm. Šiandien pas mus studijoje aktorė ir mama. Man atrodo, taip tave labiausiai pažįsta žmonės, bet aš dar norėčiau pasakyti, kad legendarinės charizmos moteris. Legendarinės. Prilipo ta žodis. Man kažkaip labai jisai prilipo Ineta. Tai Ineta Stasiulytė. Ineta, labas, labai tave smagu čia matyti. Labai faina, kad sutikai ateiti ir mes šiandien pasikalbėsim apie keliones ir apie visas tavo patirtis. Tai visų pirma, filmas Felicita. Visiškai neseniai kino teatrų ekranus pasiekęs filmas, tavo raiščio. Apie ką yra filmas? Papasakokim žiūrovom. Iš tikrųjų, filmas yra būtent apie kelionę į save. Nes per keliones mes labiausiai pažįstam vieni kitus ten su kokiu draugu, su draugai, tu kažkur išskrendi. Ir va tos dienos, tos valandos, tos minutės praleistos kartu kartais atveria žmonės visiškai kitais pavidalais. Taip. Tai šiuo atveju su Vaigauskais atsitinka irgi taip pat. Jie toj kelioniai daug labiau pažįsta vienas kitą. Ir kiek mus pažįsta jau per tuos beveik 8 metus, kiek Vaigauskai gyvena kaip šeima, tai daugelis turi tokių lūkesčių, kad čia yra tiesiog komedija, kažkas tokio aštraus, kažkas turėtų būti tokių, žinai, visokių bajeriukų, tokių hihihaha. Bet iš tikrųjų tą filmą mes galvodami ir fantazuodami visą laiką labai norėjom padaryti, kad tas filmas būtų, taip, jis yra juokingas dėl to, kad juokingos situacijos iš nejuokingų situacijų. Ir žmonės atpažįsta save tuose santykiuose, bet iš esmės yra tokių vietų ir premjerui mes pasitvirtinom, kad ta vieta iš tikrųjų suveikia. Yra tokia vieta, kur mes tikrai dedame paširdžius normaliai ir saliai pasidaro net nejauku vienoje vietoje. Ir taip, ir tai yra nejauku iš tų santykių, ta prasme. Čia tame, kad žiūrovas savęs daug pamato tame. Save pamato, bet ir pamato tų dviejų žmonių, tų realių žmonių, kuriuos mes kuriam, juos kaip personažus, bet mes paleidžiam juos į gyvenimą kaip atskiri žmonės, nes, pavyzdžiui, daug kas galvoja, kad, ta prasme, net nežino, kad aš vaidinu šitą vaidmenį. Visai neseniai ėjau arbatos nusipirkti kavinę ir ėjau su Aisčiu pavalgėm, paskui nuėjom nusigrimavom ir aš grįžau į tą pačią kavinę jau su grimu ir aš paprašiau arbatos ir sako, o Dieve, sako, aš tik dabar supratau, kad tu vaidini tą vaidmenį. Ir iš tikrųjų yra labai daug užsienį, pavyzdžiui, mūsų gerbėjų, lietuviai. Labai, jie tiesiog trokšta tą filmą pamatyti, trokšta tuos Vaigauskus pamatyti koncertą ir visą kitą prašo, kad atvežtumėm. Ir jie labai seka. Ir, pavyzdžiui, užsienyje yra žmonių, kurie galvoja ir kurie, pavyzdžiui, nežino čia nais televizijai, pavyzdžiui, nežino net Stasiulytės. Taip. Bet žino šitos personažus, Facebook'e kažkur matė, kažkur tą ir tą šeimą seka. Ir galvoja, kad tai yra reali šeima. Aš vienam renginybėje esu jūsų matęs performansą, privačiam brolių gimtadienis berods buvo. Taip. Tai irgi taip labai patiko. Aš tavęs norėjau paklausti, kiek Džildos yra Inetoj, o Inetos Džildai? Tai viskas yra persimaišę. Visiškai, nes kiekvieną vaidmenį aš iš savęs imu. Taip. Aš savo energiją naudoju ir savo mąstymą ir viską. Ir per Džildą aš galiu labai ryškiai išreikšti visą moterišką tą agregorą, kur mes, ta prasme, kaip mes moteris mąstom ir mūsų tą logiką. Ir mes iš tikrųjų su Aisčiu, pavyzdžiui, mes tikrai atskiriam juos ir mes. Ir, pavyzdžiui, kai montavom, tai visą laiką mes save pagaudavom ir tas montažo režisierius Marius sakydavo, bet kaip įdomu, jūs sėdit man už nugaros, Ineta Aistis, Taip. O aš montuoju tuos kitus žmonės. Ir mes sakom, ne, palauk, jinai ten nepasisuko, sustabdykim tada, įdėkim tą kadrą, kai jinai nusisukus. Bet mes šnekam jinai, jisai, ir mes būna nusifilmuojam kažką, pasižiūrim, ką nufilmavom. Ir sakom, jie genialūs yra visiškai. Ta prasme, jie yra, iš kur va šitaip ateina tie bairiai. Mes kartais tikrai nesuprantam, kodėl taip yra. Mes darėmės tokią astrologinius tokius žemėlapius savo. Ir kaip yra tas, toksai apskritimas, kur ten yra visos tavo planetos, visokie sektoriai ir visa kita. Tai, pavyzdžiui, mūsų kūrybinis sektorius, mūsų astrologija sakė, aš per savo praktiką, labai retai matau tokius atvejus, iš viso čia yra tokie vienetiniai, kur mūsų kūrybinis sektorius yra copy-paste, ta prasme, tos pačios planetos, tie patys laipsniai, būtent. Ir dėl to pas mus kūryboje išeina viskas, atrodo, mes sakom, kaip mes iš kanalo kažkokio einam informaciją. Visą tai, ką mes šnekam, visą tai, ką mes kuriam,
mes visiškai nemastom. Mums ateina tik toksai, gal apie tai padarykim, susižvalgom ir mes jau darom. O kaip tą sukūrėm, nesuprantam patys. Ta chemija labai matosi, man atrodo, tarp jūsų, nes iš pradžių, tu, žinai, kai pažiūri personažas, tai yra perdėto makiažo labai daug, ar ne? Atsiprašau, ten yra tiesiog žali šešėliai, raudonos lūpos. Tikrai. Ir aiščio, pavyzdžiui, net ilgi plaukai, toks estrados printas įdegęs. Taip. Bet iš pradžių galėtum pagalvoti, pamatęs iš pirmo žvilgsnio, tikrai atvirai sakau, tas šiek tiek cringe'o tokio, ne, tokio nejaukaus patoso tame yra. Bet paskui, kai tu suvoki, kiek ten daug teisybės iš gyvenimo. Žinai, ir filme, iš tikrųjų, kažkaip, kai pradedi žiūrėti, ten labai įlendi į jų gyvenimą. Ir tu matai juos jau nebe kaip kažkokius ryškius personažus, kažkokius tokius šaržuotus, o tokie kaip realų žmonės. Ir labai daug žmonių ir pasakoja, sako, mes juokiamės iš to, kad mes pamatom tokius realius, mano teta, mano ten kažkas. Antiek visiškai tokie jie ir yra. Tokie jie žmonės yra. Jie nėra kažkokie perdėti ir kažką. Juolab filme mes stengiamės kuo natūraliau tą šeimą perteikti, kad tai būtų visiškai, jie turi savo būtą, jie turi savo miegamą, jie gyvena, jie turi savo įpročius ir visą kitą. Filmo veiksmas Italijai. Kodėl? Ar buvo speciali, aš suprantu, Sanremos, ar ne, ten tie visi dalykai, bet ar rinkote specialiai Italiją kaip vietą, kuri dar labiau personažus atskleidžia, ar taip tiesiog netyčia? Iš tikrųjų, Italija labai atskleidžia juos, nes tas kontrastas tų Kauno, kaip pasakyti... Amžinatis iš Apra sakytos zavsegdatai tokie, žinai. Žinai, tokie Kauno inteligentai, bet kai jie nuvyksta į Italiją, jie pasidaro inteligentai provincialai, žinai, tokie. Tokie, žinai, kur su italų jinai kalbas labas. Žinai, ką tu, žinai, man čia reiktų dizelino, pilk, žinai. Dabar, jie pradeda, jų išlenda tas kaimietiškumas, tas provincialumas toksai. Ir tas kontrastas, labai juokingas yra. Tokie nevykėliai, jie tokie savo mums lietuviams, jie tokie savi pasidaro, nes mes atpažįstam save kartais nuvykus kažkur. Tai kalbos barjeras yra kultūrinis, ar ne, tas visas lengstis. Jo. O kas rinko vietas filmui, filmuoti Italijoje? Jūs patys iš savo kelionių patirčių, ar turėjot režisierių, kuris ten, nežinau, sudėliojo? Mes turėjom vieną mūsų draugę Rūtą, kuri yra aktorė, Rūta Papartytė, jinai gyvena Italijoje jau 13 metų ir jinai mums padėjo su lokacijom. Kadangi jinai gyvena tokiam miestelyje, Toskanui. Ir mes tada ir nusprendėm, kad jinai žino tas apylinkės daugiau mažiau, bet ten lengviau būtų surasti. Ir aktorius italus rinkomės, kastingavomės. Ir patys važiavom 2 kartus į Italiją, ieškojom tų lokacijų. Atsirinkinėjom viską ten. 200 km spindulių mes filmavom. Visur reikėjo leidimų, visur. Važiavom į savivaldybės, važiavom susitikinėjom su karabinieriu ten visais generaliniais, žodžiu. Tai jūs patys labai daug darbo darėte? Tai mes viską ir darėm. Viską mes ir darėm patys. Pavyzdžiui, buvo vienas susitikimas, kur reikėjo labai dideliam keliui. Ta prasme, yra 2 tokie didžiuliai žiedai ir kelias tarp jų. Ir tie žiedai tikrai labai yra aktyvūs. Ir mums reikėjo uždaryti tą kelią. Italijai. Ir taip. Ir mes atsivežėm iš Lietuvos 2 fūras, kad jos atvažiuotų specialiai dėl tokios mažos senelės, kur ten jie įsirauna, kur ta fūra liktai lekia juos ir ten, žodžiu, ir mes darėm tokius triukus, aš ten taip su mašina varinėjau tuo keliu ir taip ir buvo keliai uždaryti, bet kad gauti tą leidimą, čia jau yra, taip, ir 8 ten ryte, ar kada mes susitinkam su tuo komisaru, kur ten labai jisai svarbus. Ir atsisėdam, žinai, kaviniai ir jisai, žinai, ateina padavė ir jisai sako, man espreso, žinai, aš sako, tau, sakau, man irgi espreso. Ir jisai sako, geras, tu mėgsti espreso? Aš sakau, ne. Sakau, aš geriu espreso, nes jūs gerite espreso. Ir jisai sako, tu įsivaizduoji, sako, kai aš nuvažiuoju kokią kitą savivaldybę, sako, jeigu ten geria kapučino, aš irgi geriu kapučino. Viskas, leidimas gautas. Nežmėskim to fakto, kad šiaip atvažiavo žavi išvisidama, žinai. Ne, aš jau sėdėjau su Džildos makijažu ir tariausi, nes mes neturėjom nė vienos laisvos dienos, mes visą laiką būdavom veiksme. Jo, ir ten visaip. Ir būdavo taip, pavyzdžiui, nuvažiuojam lokaciją apžiūrėti, nuvažiuojam į restoraną, susitarėm su savininku, kad čia filmuosim. Ir tada jau atvažiuojam su grimu, po kažkiek laiko jau filmuoti. Ir aš vaikštau jau su Džildos tuo visų makijažu. Ir aš prieinu ir jis su manim kaip su nepažįstama, žinai. Ir paskui, žinai, aš taip jį žiūriu, šypsaus.
Ir jisai sako, o Dieve, čia tos pačios akis, čia tu. Geras. Na, iš tikrųjų, jo, personažas kaip su makiažu jau šiek tiek atrodo kitaip. Plaukai gebėtams. Italijoje mums reikėjo labai daug padaryti dalykų. Pavyzdžiui, reikėjo tikrai, mes labai stengiamės atkurti labai unikaliai. Nors, pavyzdžiui, atėjęs žiūrovas, jisai nežino tų detalių. Taip. Bet, tarkim, karabinierių uniformos. Mes bandėm jas gauti. Niekas mums jų neskolina, nes ten yra griežtai. Tai mums reikėjo jas sukurti, tai mes siuvomės Lelijos fabrike, siuvo mums marškinėlius, identiškos spalvos, kokie jie turi. Ten yra tokios spalvos ne mūsų tradicinės, tai mums reikėjo surasti ir medžiagą ir viską. Ir paskui viena mergina, nuostabi mergina, jinai padarė mums emblemas, būtent to regiono, kur mums norėjom, kad atitiktų. Nors žiūrovai, taigi tai visiškai dzinta prasme, ką tu nori tam padaryk, bet mums labai buvo svarbu, kad tas būtų tiksliai. Žodžiu, įsiuvinėjo rankom, su metaliniam juostelėm, dadėjo viską, išraitė, identišką padarė emblemą. Nu, mes žinom, kad, pavyzdžiui, va ten viskas, tada Merkadą paėmėm, pasinuomovom tokius baltus diržus, būtent policininkų tos diržus. Visokius dėklus ten, tiem ginklam. Ginklus vežėmės, ten irgi reikėjo leidimų, kad ten, nu, tos netikri ginklai, bet vis tiek, nu, ta prasme, tu negali, žinai, vežtis. Ir daug tokių niuansų, kur, pavyzdžiui, žiūrovas nežino, bet mums su Aišiu buvo labai svarbu, kad būtent turi būti tikslu ir žmogus, kad ateina žiūrėti filmą ir nebūtų kažkokio feiko, o kad būtų labai labai tiksliai viskas padaryta. Šaunuoliai, aš nekantrauju pažiūrėti, gaila, negalėjau būti premjeroje, bet tikrai nueisimės ir žiūrovom turbūt galim parekomenduoti, kad patys girdit, kiek širdies yra įdėta. Mes dažnai, vat, pavyzdžiui, iš tikrųjų su produceriais ir su, sakykime, kitais žmonėm, kurie dirba, jie labai aišku orientuojasi į tą finansinį, žinai, gražą ir kaip surinks, ar bus populiarus filmas, ar ten tą. Mes aišku, mažiausiai koncentruojamės į tai, nes mums buvo labai svarbu padaryti šitą, nes mes pradėjom nuo to, ne tai, kad, žinai, padarykim filmą, uždirbsim babkių. Ne. Su pinigais viskas yra gerai, jeigu tu kažką faino padarai, tai natūralu, kad žmonės pritrauki. Bet iš esmės tas momentas, kad kaip va dabar tu sakai, ateikit pažiūrėti tą, taip, mums faina, kad ateitų, bet mes žinom, kad mūsų žiūrovas, kuris ateina žiūrėti ir kuris, pavyzdžiui, laukia to filmo, visi tie žmonės yra labai aukštos vibracijos. Jie išsiskiria būtent tuo. Nes, pavyzdžiui, būna koks vakarėlis, ne? Ir ateina Vaigauskai. Ir iš karto tu gali pamatyti, kurie žmonės yra labai labai laimingi ir laisvi tokie, žinai. Jie iš karto, žinai, jie taip džiaugiasi. Tas džiaugsmas, jie negalvoja apie save, kaip jie atrodo, kaip jie čia dabar, žinai, nori prie mūsų prisiliesti, nusifotografuoti. Jie tiesiog dega tokią šventę. Matos, kad žmonės gyvena su džiaugsmu. Man atrodo, tam reikia žmonės... mane šokdinai, žinok. Prisigaus, ko čia bijai. Taip. O kiti, žinai, jie taip žiūri, tipo, kad šitie Vaigauskai kažkokie vaipos, čia, žinai, kažką. Ir mes suprantam, kad va, ta kita dalis tų žmonių yra labai tokie ir gyvenime, tokie įtarus, tokie liūdnesni, žinai, tokie žemesniom vibracijom, tokie, žinai, nu, tokie liūdni žmonės. Jeigu, nors yra bus tokių, pavyzdžiui, moterų, ne, kurios labai myli tos Vaigauskus ir atsives įkalbės savo vyrą eiti, žinai, kad kartu pažiūrėti. Ir jeigu nors vienas, ar 3 ar 15 vyrų iš viso filmo eigos kažkiek tai pasikels savo tą džiaugsmą. Persilauš. Mes tikim, kad tikrai bus filme vietų, kur tikrai prasilauštas, žinai, tas toksai. Tai vien dėl to buvo verta padaryti tą filmą, iš tikrųjų. Šaunuolį. O klausyk, iš filmavimo Italijoje, ar buvo tokių vietų, kur tu atradai, kur norėtum sugrįžti? Pavyzdžiui, nežinau, kur liko tavo dalis širdies? Aš tau galiu pasakyti, nežinau, labai neįsiplečiant, bet iš tikrųjų tai labai įdomus dalykas buvo. Kai mes jau nufilmavom viską, aš pasidariau tokią savo hipnozę, žodžiu, savo gyvenimą, ne? Ir analizavau temą, vyrų temą, savo gyvenime vyrų tematiką, žinai, nes aš galvoju, kodėl va taip. Tas, žinai, jų nebuvo daug tokių esminių mano santykių, bet jie buvo, žinai, tokie mokyklai 3 metai, paskui studentavimo metu 5 metus su Leonardu Pabinosovu. Tada, žinai, Eduardo 8 metai ir tada Deividas 10 metų. Ir taip, žinai, metai didėja, žinai, kiek vaikų, žinai, irgi, bet nėra tos harmonijos, žinai, ir aš sugalvojau pasidaryti tokį išsiaiškinimą per tą hipnozę, per tos pasąmoninius dalykus, kas čia yra.
Ir hipnozės metu moteris gyvenanti užsienyje, Italijoje, apie 30 metų ta moteris, kuri daro hipnozę. Su savo sesė, kuri yra telepatė, jos eina abi į tą hipnozę, susijungia su mano pasąmonė ir tą informaciją jos traukia, ne? Ir įsivaizduok, mano pasąmonė, pirmiausia, kur numeta, jos nežinojo, kad aš Stasiulytė, iš vis nežinojo apie Stasiulytę nieko. Jos nežinojo apie jokį filmą, apie nieką. Ir pirmiausia, kur mano pasąmonė išmeta, tai yra Italija. 14 reinkarnacijų prieš dabar, va, Italija, Toskana. Ir pasakoja, identiškai nupasakoja mūsų pačio, pirmas kadras mūsų filmo. Kai mes pradėjom fantazuoti apie filmą, mes sakėm, mūsų filmas prasideda Toskanos keliuku, kiparisiniais keliukais, važiuoja geltonas Fiatukas. Mes visą laiką tą vaizdą matėm. Ir numeta į tą prisiminimą, kur aš kažkada, kažkokio reinkarnacijų buvau tenai. Ir sako, javų laukai. Ir sako, jinai eina taip, javų laukus taip glosto. Kaip per gladiatorius. Ir supranti, ir man šiurpai, žinai, dėl to, kad nupasakojo identiškai tą vietą, kurią mes lokaciją radom. Ta diena, kai mes tą lokaciją radom, buvo mano gimtadienis. Ir aš tenais, tam name, kur nupasakojo, aš švenčiau savo gimtadienį, ten atsivėrė tie javų laukai ir visa komanda bėgo fotkintis tose javų laukuose ir kai tu klausi, kaip aš jaučiausi, kur kokia vieta, tai supranti, aš stovėjau toje vietoje ir man toks jausmas, kad aš namo grįžau, man toks savas ir aš net nebėgau fotkintis. Aš galvoju, koks gražus kadras būtų, kaip aš norėčiau, bet aš net ne, man yra taip sava ir visi fotkinas ir aš galvoju, o Dieve, man čia taip sava, tas akis tiesiog atrodo taip gera, žinai, žiūrėti šitą visą. Ir tu įsivaizduoji, kad vat būtent reinkarnacijai aš turėjau tą soulmate, tą savo širdies, tą žmogų, žinai. Ir tai buvo labai seniai. Ir aš esu faktiškai pamiršus tą jausmą. Ir va tai tęsiasi jau kiek laiko, žinai. Ir tada toliau pradeda pasakoti, su kuo tai yra susiję. Ir išlenda kita istorija. Džildos sapnas, kuris yra filme. Ir ten yra identiškai. Aš ir pasakoja man apie vėliumą tokį, kur man uždėta, kad aš net pažinčiau to savo to vyro, to, sakykime, galimo to, ne to soulmate ar to, žinai, sielos to, kad man tiesiog toks yra uždėtas ir aš jo nebet pažįstu gyvenime. Taip ir atsitinka. Ir supranti, ir aš tripiau kojų Italijų, sakiau, man reikia vėliumo. Iš kur norit, tai scenai man reikia vėliumo, o to scena ir yra, kad už vėliumo stovi Vaigauskas, kelia mano vėliumą, ten yra jo sapnas. Ir tada rodo mane, ir tada rodo, kad jau kelia žurnalistas, tas, su kuris vyksta su mums į kelionę. Tai yra kitas vyras iš praeities. Sekančioje scenoje tas ateina žurnalistas, kad kviečia į Sanremo festivalį. Ir aš pamatau jį iš sapno, iš tų reinkarnacijų tą vyrą. Ir aš nualpstu, supranti. Ir mes tada važiuojame į Italiją. Filmuoti tenai. Visas veiksmas, net filmo, visas siužetas yra ištrauktas iš pasąmoninės tos dalies, kurią galimai aš esu patyrus, ta prasme, savo kažkokiam tai gyvenime. Žinai, aš vis žiūrėdavau įvairius intervus su Davidu Lynchu ir dabar tu sėdi ir man, žinok, dežavų šiek tiek truputį yra apie iš kur giliai žmonės ištraukia idėjas apie dalykus, kartais net nejausdami patys, man atrodo. Taip, bet mes ir, supranti, mes turim tą visą sukaupę, tą patirtį ir kiek mes nežinom, bet kai pradedi, žinai, ačiū Dievui, yra tokie specialistai, yra tokie žmonės, per kuriuos tu gali, sakykime, daug dalykų prasitvarkyti, savo gyvenime suprasti, kodėl taip vyksta dabar, nes, tai aš manau, kad čia yra realybė, žinai. Tai Toskana yra ta vieta, kur tavo širdis, žodžiu, iš labai seniai yra. Taip. Wow. Taip. Aha. Dėl to mane matyti taip traukia, žinai, tą Italiją. Tu labai dažnai keliauji, ne? Kiek tavo Instagramą galima pasižiūrėti, mėgsti tą daryti? Aš mėgstu, man patinka vienai, man patinka su draugė pabūti, ta prasme, visiškai, žinai, arba vienai tiesiog vaikščioti, 5 dienas vaikštau, valgau, nieko neveikiu, tiesiog, žinai, taip. Mes paminė podcast'e pas jūsų, Marija, irgi kalbėjom apie tai, ne, kad jeigu turėtum visus pasaulio pinigus, tai keliautum, tada juokėmės, kad daugiabutį nupirktum per laiptinę pas drauges, kad taip. Ką Ineta dedasi į lagaminą, ko nesideda niekas kitas? Ką aš deduosi?
Turi kokį nors savo special daiktą, specialų, nežinau, bet, kur niekas kitas nesideda, arba labai keista kitiem atrodo. Matai, aš nežinau, ką kiti nesideda. Ok, be ko tada? Dabar mane sustabdė dėl to, kad aš pasirodo... Aš dėduosi visą laiką smilkalų. Okay. Visada smilkalų dėduosi. Arba kokią nors Palo Santo lasdelę. Taip. Nes kiekvieną kartą, kai aš apsigyvenu kažkokiam tai viešbutyje, tai aš būtinai išvalau savo tą erdvę, nes ten yra daug žmonių gyvenę, daug emocijų patyrė, daug visko. Tai tą išsišvarinu savo erdvę tiesiog labai paprastai. Aš su smilkalu apeinu visą kambarį ir išnešu pro duris, taip, tą dūmą išleidžiu. Wow. Ta prasme, tai yra... O jeigu taip išsameu, tai pirmiausia, ką reikėtų daryti. Nes visa ta tokia koncentruota energija, kur mes, pavyzdžiui, jaučiam, bet negalim paaiškinti, pavyzdžiui, vienam kambarį labai gerai jaučiamės, o kitam būna taip kažkaip slogo arba miegoti blogai būna. Tai tiesiog būna kampuose, ta energija labai kaupiasi. Tai geriausia yra padaryti, pavyzdžiui, tik ir netik, bet geriau padaryti. Praeini kiekvieną kampą, praploji ir įsivaizduot, kaip atšoka visą tai. Žinai, kiekvieną kampą praploji ir tada su smilkalu išdegini, tas dūmas visas surenka ir pro duris taip išleidi. Iš kur tu išmokai tokių dalykų? Aš suprantu, tai kaip tu teisingai pasakai, čia yra tikėjimo dalykas, ne? Daug kas sakytų, nesąmonė. Bet kaip tu atradai šitos ritualus? Tikėjimo ir pajautimo, nes mes visi turim galimybę tai pajausti. Taip. Nes mes visi esam tarp kažkokios masės. Tik tai kartais būna matbukė. Tarp kitko labai gera mintis, aš šiandien kaip tik pietus valgiau dienos pietų restorane ir taip šakutę pasiėmė ir galvoju, kiek jinai burnų mačius. Taip. Tai taip jinai išplauta metalinė šakutė, galvoju, kiek jinai burnų mačius. O ant kiek mes gyvenam, ant kiek žemės, ant kiek kaulų, ant kiek, kur buvo mūšio laukai, ne kiek kraujo nuklota, kiek apskritai ant kapinių realiai yra zonos, kur sustatyti namai gyvenamieji. Ir tos energetikos, jos vis tiek veikia, tu nori, nenori, tai jos egzistuoja. Okay. Ar turi kitokių ritualų, pavyzdžiui, nežinau, prieš skrydį, ne, kas būna šampano taurė išgeria, alaus? Man patinka išgerti, ką nors tokio, duoda tokį fiestos jausmą, žinai, ne? Ir nesvarbu, žinai, 5 ryto, 8 ar ten 7 vakare. Ir net jeigu mes dabar turėtume galimybę atsispausdinti bilietą bet kur ir viskas, dabar išvaryti, kur ta būtų vieta? Dviese su tavim. Tarkim. Galbūt. Arba tu viena, nežinau. Bet jeigu mes dabar turėtume, tai ta vieta, kuri pirma tau šauna į galvą, į kurią tu norėtum vykti dabar be jokių klausimų. Aš tai pagalvojau, kad dabar kokią Šri Lanką. Buvus? Ne, nebuvus, va dėl to ir norėčiau. O kas traukia? Ne, žinai, pakeisiu iš karto. Peru. Peru? Okay. Peru. Ten yra tokia mistinė vieta, man kažkokia tokia labai atrodo labai sena, labai tokia, mane labai traukia, masina tenais apsilankyti. Apskritai Pietų Amerika dabar populiarėja tarp lietuvių, nes jinai tokia neatrasta žemė. Visą laiką atrodo Pietų Amerika kaip viena valstybė, žinai. Taip. Kaip Afrika. Mes pasakom Afrika, o kad ten, žinai, skirtingų kultūrų ir skirtingų valstybių, žinai, apsčiai. Kiek mes ten nežinom, ne? Tai Afrika. Ok, Peru, labai. O tu kur su manim varytum? Tai į Peru varyčiau turbūt. Aš turiu tokių vietų, kur, pavyzdžiui, norėčiau sugrįžti, nes, nežinau, man, pavyzdžiui, Komo ežeras labai fainai. Bet ten, žinai, tokia Komo yra tokia, man atrodo, tokia turistinė, tokia labai turistinė. Bet ten aš esu buvęs ne sezono metu ir man tokia, aš nežinau, man ten tokia Italija, žinai. Taip. Apskritai Italija man tai yra šalis, aš nežinau kodėl, man, žinau, gali būti panašiai, gal ta 14 reinkarnacijų, gal man irgi reiks naiti tą, pasižiūrėti, gal pasirodo kartu būsim buvę. Bet tikrai, man Italija, bet kažkodėl tai yra ta šalis, kur aš nežinau, man jų kultūra labai patinka, pasakyti, meilė gyvenimui man jų labai patinka, žinai, niekur neskuba ir jie mokėjai su tuo. Jie turi savo ritualų, tų, žinai, valgymo ritualų, kur mums atrodo kartais užknisa, bet iš tikrųjų paskui, kai įsigilini, tu supranti, kodėl jie turi šitą. Grožis, čia yra fantastika. Man tai kaifas yra Italija tikrai labai atitinka ir neveltui man ir sakė, kad sako, tu čia gali blaškytis Lietuvoje, sako, vis tiek, žinok, bus italas. Taip. Žinai. Sakau, žinai, sakau, kada? Žinai, kada? Kada? Sakė rugpjūtį. Jau šįmet? Jo. Matai? Aš irgi buvau pernai pas Naglį Šulyje, sakė, kad kažkas bus susijęs su kelionėm ir vasarą jau sakė, pramuš baigėsi mano sąstingio laikotarpis, aš ten tų tiksliai planetų neatsimenu, bet jau sakė, vasarą jau viskas įvyks lūžio taškas ir, žodžiu, jau viskas pradės, žodžiu, visom visai kitom spalvom. Geras. Kas čia žino, žinai? No. Klausyk, dar vieną klausimą turiu, irgi apie keliones.
visada tokį provokatyvų užduodu apie kelionių romanus. Šiaip yra tokie dalykai, ne? Aš tikrai savo turiu keletą tokių, kuriuos labai gerai atsimenu. Tu turėjęs romanų, tu toks esi padorus, toks vyriškis. Ne, bet jie faini tokie. Tai faini, visą laiką romanai yra faini. Tokie, žinai, kai tu dar esi, kaip sakyti, kai tie endorfinai tau kala, šiaip tu ten esi kažkur išvykęs, jau, žinai, pakeitęs aplinką, o dar čia atsiranda kažkas, kas tau, žinai, kažkokį dėmesį rodo, ar simpatiją kažkokią abipusę užgimsta. Turi tokių atvejų gyvenime buvusių, kur, aš nežinau, tai praėjo tarsi kaip sapnas ta kelionė, ne, dėl šito dalyko. Tai taip, bet va dabar paskutinė kelionė buvo į Paryžių ir mes su mano draugė, žinai, su kuria mes ten 39 metus nuo klasiokės esam ten visiškai tokios, žinai, kur viskas mums aišku ir viskas iš pusę žodžio vieną kitą suprantam. Ir mes turėjom 3 naktis tenais. Ir mes turėjom tokį įdomį patirtį, žinai, mūsų tikslas buvo tiesiog realiai pašokti, žinai, daug naktų pašokti, tiesiog pašokti ir nieko daugiau. Ir labai daug sutikom nuostabių žmonių, ta prasme, asmenybių, įvairaus amžiaus, ir labai jaunų, ir labai vyresnių, ir viską. Ir ten tokių labai, kaip sakyti, labai įdomių asmenų. Pavyzdžiui, vokietis buvo vienas toksai su dredais iki kelių, žinai. Jis yra labai garsus Vokietijai, žinai, muzikantas ir ten labai įdomi asmenybė. Ir viską. Ir mes tiek daug žmonių sutikom visokiausių tokių, kur, žinai, tiesiai šviesiai tau sako, žinai, sekso ir viskas, žinai. Per tas 3 naktis mes tiek turėjom daug pokalbių, jinai atskirai, aš atskirai, žinai, mes kažkur duodamės ir paskui suprantam, kad mes visą laiką apie tą patį kalbėjom su tais vyrais. Ir kokia įdomi patirtis, žinai, ir aš sakau, supranti, bet aš nenoriu, žinai, dabar dalinti savo energijos tau. Ne dėl to, kad tu kažkoks nefainas ir kažką. Bet sakau, tu įsivaizduok, aš dabar su tavim permėgosiu. Aš į tave įsimylėsiu, žinai. Aš norėsiu, kad tu man rašytum. Aš apie tave galvosiu. Tarsi, aš nenoriu dalinti. Aš sakau, tu atpalaiduok savo smegenis, sakau. Tu tiesiog mėgaukis, sakau, mes tiesiog šokim, būkim, žinai, tu dabar nupirkai man kokteilį, tu investavai į mane, sakau, supranti, žiūrėk, Šitą fenomeną šiaip niekad nesupratau. Sakau, aš tai jo net nepaliečiau. Nori, aš tau surasiu merginą. Jeigu tu nori sekso, žiūrėk, einam, man nėra problemų, aš tau surasiu, sakau, einam. Pabūsi tuo vingmeno, ne, tokiu tuo. Ir toks meksikietis, žinai, žagas, ir žinai, ir mes priėjom prie vienos, prie kitos. Žinai, jis ten kažkokius savo tuos įprastus bairiukus meta. Aš taip žiūriu jį ir sakau, ne, čia nesuės. Paėmo 6 kokteilius, einam. Ir jisai paskui sako, žinai ką sako, imk tu tą kokteilį. Einam į lauką, sako, pasišnekėsim, žinai. Ir žinok, ir viskas. Ir visą vakarą realiai mes šnekėjomės apie gyvenimą, apie tą. Takų, supranti, kaip sakau, yra faina, kai dabar tos įtampos nebėra. Tu būtum stengęsis, kabinės mane, tu būtum investavęs, 10 kokteilių pripirkęs, pinigus išleidęs ir tu vis tiek nebūtum gavęs iš manęs nieko. Sutaupai žmogui pinigų ir dar dvasiškai praturtinai. Bet ir šiaip man faina, žinai. Ir sakau, tu supranti, kad, jeigu tu dabar galvoji, kad vis tiek dar kažkas bus, tai tikrai ne. Tu tikrai gali nepergyventi, eiti ir viskas gerai, aš einu smagins, man yra viskas čiki. Ir sako, ne, žinok, niekur nenoriu eiti, tiesiog man taip faina. Ryšiai vis tiek pagavot kažkokį. Bet čia toks biškis socialinis eksperimentas, ar ne? Jo, ir mes visas tas naktis susidūrėm su labai daug, žinai, tokių žmonių ir visiems tą patį sakydavom, ne, supranti, jeigu tu nori, žinai, to make love yra to make love, meilę gaminti. Bet mes vienas kito nemylim, žinai. To make fuck, tai ką, žinai, ta prasme, ką mes galim tą aš nedegu tuo instinktu, kad man kaip gyvuliui reikia dabar, žinai, su kažkuo tiesiog pasidulkinti, iš ryto atsibusti ir galvoti, o Dieve. Kiekvieną rytą, kada grįždavom, aš jausdavaus tokia švari. Tokia laiminga. Čia kaip, žinai, kai išvengi vakarėlio, žinai, atsikeli 6 ryte ir galvoju, ačiū Dievui. Žinai. Ir supranti, ir prisimindavom kiekvieną kartą, gulim lovą ir galvom, o Dieve, tu prisimeni. Ir su tuo, žinai, ant tilto ėjom, muziką per telefoną pasileidusios ir su tuo pašokom. Ant tilto. Žmogus euforijų, sakė, jūs kažkokie angelai esat, sako, aš nesuprantu. Gyvenimas kaip kine, ne? Jo, prieini, šoki, gatviai, tiesiog gatviai, supranti, lietus lyja, skėti, išmeti, žinai, ir žmonės iškart pasiduoda ant to smagumo, bet galima ir tokiu būdu, žinai, ieškoti pramogų, o ne vien, kad
Bet čia iš gelmės ateina, va, tu nuoširdžiai tą momentą būni, ar toks, žinai, nes būna tikrai daug žmonių daug daro dėl mados, ypatingai dabar socialinės medijos laikais, ne? Ne, kad rilsiuką pasidaryti, kad storiuką. Bet mes nieko nepasidarėm, supranti. Mes nieko nei ten storių kažkokio, nei ten visiškai, mums buvo taip smagu, mums apskritai smagu skleisti džiaugsmą. Taip. Lygiai tą patį išgyvenime ir su filmu. Tas džiaugsmo skleidimas yra, misija. Taip. Nes jeigu tu galvoji apie savo gyvenimo misiją, tai aš manau, kad aš savo dieviškai planą šioje žemėje tikrai vykdau su Džilda Vaigauskienė tikrai. Aš atsimenu, po mūsų to paskutinio pokalbio pas jūs podcast'e aš irgi su kažkokiu keistu jausmu išėjau, bet tokiu tarsi, žinai, kai tu sėdi su žmogum, kurį 100 metų pažįsti. Kad tu apie tą Meksikėtį papasakai, man priminė tą sceną iš filmo Turistas, kai Jolie Deppą mokino į vakarienę, kaip pakviesa, ne, invite me to dinner. Turistai, suko, gal taip, gal ir paskui sako, ne, tu tiesiog, ir paskui, žinai, finalė gaunas ir tu supranti, kad tai nėra iš tikrųjų tas tikslas, ne, čia va. Taip, absoliučiai. Wow. Ne, viskas labai faina, ta prasme, kai kažkas iš eigos atsitinka ir visą kitą. Turėjau aš ir kitokių istorijų, kur buvo, žinai, vieną kartą mes su sesė ir su draugėm mes nuvažiavam į Kanus ir tenais nuostabus viešbutis, viską. Ir aš kažkaip tą dieną buvau absoliučiai, žinai, tokiam, visą dieną ten mes prosekiuko, ir aš taip tokia išvirus nuo karščio, nuo visko ir aš galvoju, faina, aišku, reikia pasitūsinti, mes neturim daug dienų ir okei, varom. O jos, žinai, buvo ant to drive tokias kaip paauglės, žinai, ten tolete dažosi, Ineta, tai kur varom, žinai, išrink mums kur nors, išrink. Nes, žinai, aš su teta Heilingu galiu atsisėsti, praskanuoti, pavyzdžiui, kur mums patogiau. Sako, Monakas ar šitas Saint-Tropez. Taip. Ir aš nežinau, kur yra, bet galvoju, aš atsisėsiu, žinau, va čia pro balkoną, čia yra vandeniukas, reiškia, čia pakrantė, ir aš tada gerai. Ir aš užmerkiu akis, atsisėdžiu, jos ten čirška, žinai. Gerai, kur man palankiau šį vakarą nuvykti? Ir man taip, tokia vandens srovė, į tą pusę. Galvoju, gerai, Google Maps atsidarysiu, pasižiūrėsiu, kur ten, žinai, kurią kryptį, žinai. Kas Saint-Tropez, Monakas. Ir, žinai, ir kur aš nenorėjau, tai buvo Monakas. Aš nenoriu tą Monaką, nors tu ką, žinai. Gerai, žinai. Ir aš tada dar tokį, žinai, galvoju, kaip mes ten įeisim, kaip mes ten pateksim. Ir toksai, žinai, per asociacijas rodo taip, kad nebus taip, kad taip, opšt ir einam, žinai. Ir rodo taip, bus biškelį taip, tuk, per aplinkui kažkur va taip. Tokią pagavau, tokią mintį. Ir žinai, pasižiūriu Google Maps, akurat, Monakas, gerai. Viskas, mano sistra jau Uberį iškvietė, jau viskas, jau važiuojam. Svarbu, kad tau. Supranti, ir aš visą dieną, kur ten pleže gulėdama, aš googlinau, kur mes galim nuvaryti, žinai, Monake, pavyzdžiui, kur Saint-Tropez, žinai. Ir žinau, Monake yra ten Buda bar, toksai vienas, toksai žymus, toksai. Ir, žinai, ir mus nuveža į tą Monaką ir sako, tai kur jūs paleisti? Monake? Kur mes žinom, mes nežinom, tiesiog Monake. Žvėrynė, ne? Išlipam, žinai, tiesiog prie kazino. Mano sistra, Dieve, čia tas legendarinis kazino, varom į kazino. Aš tikrai nenoriu tą kazino, aš įėjau į kazino, aš suprantu, ten žiauriai tokia legendinė vieta, kur ten visi filmai, tie filmuojam. Ir ten žmonės realiai savo gyvenimus padėjo, ten ne šiaip lošėjai, ten tvyro viskas, taip, man net nieko, aš jokio šampano nebenoriu, man galva skauda. Aš galvoju, gerai, dėl sesės mes čia viską, žinai, pabūsim. Ir mes išeinam, žinai, tokį rūkomai ir aš matau tokios arkos ir aš matau, kad kažkas eina taip apsirengę ganėtinai, taip, žinai, šventiškai, taip, kokteiliniai ir taip eina kažkur. Sakau, viskas, panos, varom. Sakau, aš nežinau, sakau, man atrodo, žmonės eina čia kažkur tūsins. Ir jau buvo apie 2 nakties, nes mes tik tai tada išsiruošėm, žinai. Ir mes užeinam už tą ir žiūrim Buda bar. Grinai va taip va. Ir mes jau taip eiti pro tą apsaugą ir mums tą raudoną čiukšt uždeda, sako, viskas užsidaro. Ir tenais viduj, toj terasoje, žinai, atsirėmęs ant tokių marmurų, žinai, stovi toks vienas vyras, italas. Kanuose. Monake. Ir vėl. Ir supranti, ir aš taip pasižiūriu jį, o prieš tai aš galvoju, o Dieve, kaip gerai, aš viena esu čia, visiškai viena, man nieko nereikia, aš kaifuoju, žinai, man nieko nereikia, wow, kaip gerai. Ir tada, supranti, aš taip žiūriu jį ir taip, o Dieve. Ir jisai man sako,
per atstumą jis man rodo. Sako, čia? Ne. Sako, ir rodo. Ten laiptai tokie yra, ten, kur jis stovi, reikia, žinai, ir jis man rodo, va čia reikia eiti. Va taip rodo. Supranti? Ir aš galvoju, va tas praeiti, supranti, nu, ką buvau pajutus, kaip va, mes pateksim kažkur, kur mes norim nueiti, ne? Ir supranti, aš tais laiptukais prieinu prie jo, aš žiūriu, jisai man nei į vieną mano pažįstamą vyrą nėra panašus. Bet jisai yra toksai, tokį man saugumo jausmą suteikia, žinai, ir aš galėčiau su juo bet kur eiti, nu, supranti, visiškai nepažįstamas vyras. Klikina biškai. Jo, ir aš taip priejau, aš sakau, duok man savo rankas ir jis man čiauška, kad ten kažkur reikia eiti, ten kažkoks baras, ten, žinai, mes galim, jis sako, aš su 2 draugais, jie 3, žinai. Aš sakau, gerai, ta prasme, einam kur tu nori, žinai. Ir jie išeina, ir mes einam ten, va taip, nusileidžiam, ir jis nuvedė į tokį kitą naktinį visai klubą. Mes ten prašokom visą iki pat paryčių, viskas, sėdom ir išvažiavam. Tai va, ir jisai tada, žinai, sekantį vakarą dar atvažiavo į Kanus, mes dar pasivaikščiom, šokom, aš su vakarinė suknė išsimaudžiau, žinai, jūroj, su jie nusivaliau, grįžus į Lietuvą, su to suknė jau kažkokią filmo pristatymą, visą druskuotą suknę, nes pamiršau apsiplauti. Vienu žodžiu. Ir va tai va. Ir jisai mane pasikvietė, nu, atskrisk, žinai. Mano sesė tokia visą laik tokia yra, žinai, labai atsargi, žinai, ir aš sakau, suprantat, panos, man jisai pasikvietė, Ineta, tu turi varyti. Sakau, tu ką išprotėjai, jinai visą laik mane saugo, tu sakytų, ne, žinai. Sakau, bet tom dienom, kada aš galiu, tai yra tavo dukros krikštynos. Sako, nesvarbu, varyk. Aš, jeigu man jau sesė sako, žinai, o aš niekada nedarius tokių, žinai, kad aš skrendu kažkur su kažkuo, aš variau, aš nevariau. Ir nieko, buvo labai nuostabios dienos, naktis ir visa kita, žinai. Ir viskas. Ir aš mamai nusinčiau nuotrauką jo. Ir mano mama atsiunčia man mano senelio jaunystės nuotrauką. Jisai yra tiesiog copy-paste visiškai. Ta prasme, šukuosena, ausis, nosis, absoliučiai tas pats. Tai vat, kai aš supratau, iš kur tas saugumo pojūtis, genetika, žinai, aš nemačius jo jaunystėj, bet jis yra net plaukai užkritę, viskas tas pats. Geras. Tai yra grinai, va taip parodyčiau, tu suprastum, kad čia yra vos ne tie patys žmonės. Ant kiek genetika duoda tą pojūtį, ne, tą žinojimą, nors aš jo nesumačiau. Oi, absoliučiai, man atrodo, sako, ne, kad partnerius renkamės pagal savo tėvus, tik tai to labai nežino. Taip. Vau, Ineta, žinai, mūsų pusvalandis šiaip ištirpo. Ištirpo, jau nebėra viskas laiko. Bet aš labai tikiuosi, kadangi mes šiek tiek, sakai, tokį nekomercinį projektą turim, kad prasisuks kažkiek tai laiko, gal kokiam rugpjūtį netgi. Ir atsiras dar daugiau kelionių ir tu gal pas mus dar sugrįši papasakoti šiek tiek daugiau. Nu, aš iki rugpjūčio, aš manau, kad aš dar kelionių patirsiu dabar važiuoti. Tikrai tai? Į Veneciją skrisiu, tai atvyksiu. Va, vėl Italija. Bet tu nesiliauji bandyti. Bet labai teisingai, žinai, paskui nežinai, kada atsiras. Aš labai tau noriu nuoširdžiai padėkoti. Ačiū tau. Aš galvoju, kad gal atsiras tas, kada momentas nulaušiu šitą kodą, kada eisim kavos, man daugiau papasakosiu apie šitas keliones, esi be galo įdomi pašnekovė. Aš labai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovam neprailgo šitas pokalbis, ypatingai apie tuos ritualus kambarį. Šiaip čia tikrai verta pasidaryti, nesakau, man šiandien irgi tas pats jausmas, ta šakutė, tiek toks net keistas, šiek tiek toksai, žinai. Tai labai labai tau ačiū. Linkim didžiausias tau sėkmės filmo, žodžiu, visom dabar jau box office surinkti tai, ką esate įsibrėžę surinkti ir tikėkime, kad ir antra dalis bus. Mes jau turim planų. Mes nuo Primum Travel tau norim padėkoti mūsų, čia nepasakysiu firminę, bet galbūt taip ir yra, firminį termopodelį, čia toks dabar, aš vis pasijuokiu, kad čia toks influencerių atributas yra, žinai. Rimtai? Jo, čia dabar labai madingas toks daiktas, bet labai tikiuosi, kad tau pravers ir kelionės ir primins tau apie šitą mūsų pokalbį. Ačiū labai. Tai ačiū tau labai. Ačiū, koksai fainas. Vau, koks malonus. Nu, toks taip. Labai, labai. Pas mane, kadangi moteriškas kolektyvas, tai jos tikrai patikėk jau atrinko, kad tiktų. Labai, labai ačiū. Tai dar kartą ačiū tau, ačiū jums, kad buvote šiandien kartu su mumis. Labai tikiuosi, kad šitas pokalbis jums patiko ir mes susitiksim lygiai po savaitės dar vienoj Pasaulis po kojom tinklalaidėj.